Sveiki, mielieji. Štai atėjo laikas ir sėti pomidorus. Jeigu ką domina, galėčiau parodyti, kaip aš darau, ir visada gaunasi gerai ir patogiai, ir niekada nesusimaišai, kas kur pasėta, ir visada sudygsta gerai. Ir jeigu, aišku, kas nežino, gal netyčia, tai pomidorų sėklos, jeigu laikytos, aišku, teisingai, suvyniotos popierinėje pakuotėje, tai daigios 10 ir daugiau metų man yra sudygę, ir sėklų, kurios buvo laikytos apie 15 metų. Bet aišku, jau sudygimų procentas nedidelis. Tai va, tiesiog paimame pomidorų pakelį. Čia aš dar turiu nuo pernai likusių ananas veislės, neblogi, bet nelabai derlingi. Ant kekės 2-3 pomidorai, kekių nedaug, skanus, aišku, dideli, bet turiu žmogų, kuris mėgsta geltonus pomidorus, tai tiek jam sodinu, nes jie tikrai skanus. Tai va, tiesiog paimame, ant pakelio užrašome skaičiuką, kadangi čia aš jums parodysiu vieną tik tai va, užrašysiu vienetą ant pakelio. Tada paimame štai tokios vatiniai diskai, nežinau net kaip oficialiai vadinasi. Tiesiog va štai paimame 2, viena jų tokia lygesnė pusė, kita sugeriamesnė, ant tos lygesnės irgi parašome su markeriu irgi vienetuką, atitinkamai ant kito pakelio 2, 3 ir taip toliau. Ir tiesiog štai taip ant to diskelio supilame sėklas. Štai čia jų nedaug. Viena pabėgo, tai mes jie kažkur tai... va, štai radau. Vėl pamečiau. Radau pagaliau. Štai tiesiog sudedame, kadangi pomidorų sėklas būtų gerai